Mes esame pirmos Eko 1 mokiniai, visus sveikiname su kovo 11 ir norime palinkėti. Lietuvai linkiu išlikti stipriai. Lietuva, linkiu tau stiprybės, gėrio ir didybės. Linkime Lietuvai vienybės ir patriotiškumo. Linkiu savo tėvynei laisvės ir grožio, kad Lietuva būtų stipri ir išdidi. Sveikinu visą Lietuvą su kovo 11. Mes turime nepamiršti šios dienos. Mes turime būti kartu ir saugoti savo tėvynę. Mylėkime savo Lietuvą. Linkiu laisvės Lietuvai. Kovo 11 yra mūsų laisvės diena. Nepaliaukime ir toliau siekti savo tikslų, pasitikėti vieni kitais, nes kartu mes stipresni. Sveikinu su kovo 11. Linkiu Jums gražių akimirkų, didžiuoti savo šalies istoriją ir gyventi taikioje bei laisvoje visuomenėje. Sveikiname visą gimnazijos bendruomenę su kovo 11. Lietuvos nepriklausomybės diena. Linkime šventinės nuotaikos, susikaupimo ir šviesių minčių apie tėvynę, artimuosius ir save. Kovo 11 proga noriu visiems palinkėti didžiuoti savo šalimi ir jos žmonėmis, saugoti ir branginti laisvę, atsakingai naudotis jos suteiktomis galimybėmis. Su kovo 11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šiandien švenčiame ypatingą dieną – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, kovo 11 dieną. Prisiminkime visus tuos, kurie kovojo už mūsų laisvę ir didžiuokimės jais. Būna ši diena pripildyta džiaugsmu ir dėkingumu. Linkime Lietuvai stiprybės, klestėjimo ir gerovės ateityje. Sveikiname lietuvius ir Lietuvą su šia švente. Linki Lietuvai kovo 11 proga patriotiškumo ir vienybės, ištikimybės savo kalbai bei kultūrai, meilės savo šalies gyventojams ir ištvermingumo. Mes esame antra A ir Lietuvai linkime stiprybės ir taikos. Žmogus yra laisvas, jei neprirakintas grandinėm, neirkluoja galeros, užmerkęs akis žiūri į apniukusį dangų. Mano žvaigždės nematyt, tik tamsus debesis, tik oloje galiu pajusti šešėlio galią. Žmogus yra laisvas tik tiek, kiek leidžia atspindys. Spindulys patenka mano vyščio nelaisvę. Žmogus yra laisvas, jeigu yra. Tad būkime laisvi su kovo 11. Mieloji Lietuva su kovo 11. Tegul ši šventė primena mums lietuviams mūsų tautos stiprybę ir atkaklumą siekiant laisvės. Sveikiname Lietuvą su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Sveikinam jumis su kovo 11 diena. Kovo 11 tai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Lietuva buvo atkurta 1990 metais ir ši diena yra svarbi visai Lietuvai. Kiekviena šventė turi savo prasmę, bet kovo 11 ypatinga tuo, kad jos poveikį jaučiame mes visi. Ši diena mums atnešė laisvę, už kurią ypač pokariu buvo pralieta tiek daug kraujo. Laisvė tai suprastas būtinumas. Laisvė yra tai, kad šiandien esame kartu. Niekada nepraradome tikėjimo savo tėvyne. Sudavėme lemtingą smūgį blogiui. Lietuva todėl ir gyvos. Mes esame drąsūs, stiprus. Mes kovotojai, mes nugalėtojai. Su švente! Gerbsiu kartu. Mokiniai. Sveikiname Lietuvą. su Kovo. 11. Man tėvynei. Kovo 11. Širdis mana netyli. Nes tėvynė jį be galo myli. Su puikia švente tautiečiai nuo 2 B.
Gimimo dienos proga savo mylimai Lietuvai norėčiau palinkėti 2 dalykų. Pirmiausia, kad kiekvienas iš mūsų kasdien prisimintumėme tautinės giesmės žodžius vardan tos Lietuvos. Ir kasdien vardan tos Lietuvos nuveiktumėme kažką gero. O antra, labai paprastas dalykas. Neužmirškime būti dėkingi Lietuvai. Ačiū tau, Lietuva. Saldus linkėjimas. Esame 1 F klasė ir sveikiname visus su Kovo 11.